Šito video nerekomenduojame asmenims iki 16 metų, bet greičiausiai vis tiek žiūrės, nes čia matosi nuogo kūno, stumėme ir dalinamės vertingą gyvenimišką patirtimi. Mes neatsakome, jei čia pateikiami patarimai padės laimėti milijardą eurų arba neveiks visai. Video gali įžeisti jautrių sielų žmonės. Būsime dėkingi, jei jie garsiai heitins ir dalinsis su kitų jautrių sielų žmonėmis. Hei, aš Arminas iš Flirtas LT. Labas Arminai, aš esu Marius, irgi iš Flirtas LT. Flirtas LT narių paprašėme užduoti mums klausimus. Ir jų gavome net 4596, kuriuos iki savo gyvenimo galo bandysime atsakyti. Dažniausiai užduodamas klausimas buvo retorinis. Kaip gauti daugiau dėmesio? Klausimai buvo formuojami įvairiai. Kaip susirasti gyvenimo meilę? Kaip geriau išnaudoti Flirtas LT galimybės? Ir kodėl niekas neatrašo? Iš esmės visi šitie klausimai reiškia tą patį. Kad jūsų anketą mato per mažai žmonių. Arba žmonės, kurie jums nepatinka. Čia turite dvi galimybės. Pirma, nieko nedaryti ir po 5 metų kaltinti tik save, patį arba pačią, kad nieko nedarėt. Antra, biški sunkesnė, reiks pasistengti. Jeigu po šito video neketinat kažko daryti, keisti ar stengtis, tai sėdėkit ramiai, pasižiūrėkit ir viso gero. O tie, kas nori šiek tiek daugiau dėmesio, klausykit, ką sakysiu, nes tai bus tiesa. Klausykite manęs. Mariau, gal tu nepersistengsi? Pažinčių svetainėse svarbiausias dalykas - tavo nuotrauka. Jeigu savo profilyje neturi nuotraukų, tau niekas nerašys ir greičiausia niekas neatsakys. Garantuoju. Jei turi prastas nuotraukas, labai tikėtina, kad tau niekas nerašys ir labai tikėtina, kad mažai kas atrašys. Bet jau šiokia tokia tikimybė yra. Vai tai tau, kalbant apie prastas nuotraukas, štai kelios iš kaimyninių valstybių. Ši mažutė nusifotkino su kirviu. Mergaitė gražiai, mielai pasiemusi. Kažko trūkst. Kam tas kirvis? Nuo čia, pavertus mūsų valiuta tikriausiai nei 5 eurų nesigautų. Nuotraukos visada atrodys geriau senamiestyje negu stoties rajone. Ir jeigu turi draugelį, kuris turi lievų nuotraukų, tai užkomentuok į komentarus. Visi, manau, nori pažiūrėti ir mes. Bet jei tu turi geras nuotraukas, tada tau ir rašys, ir atrašys. Bet čia reiktų padėti žvaigždutę. Jei tu esi mergina, geros nuotraukos tau padės gauti žiauriai daug dėmesio. Jei tu esi vaikinas ir turi geras nuotraukas, tai ko gero merginos tau vis tiek nepradės rašyti pirmus. Bent nemasiškai. Kas liečia atrašymą žinučių, laiškų, kuriuos tu siunti joms, tai geros nuotraukos padės tau gauti keleriopai geresnį atsakomumą. Tokios jau žaidimo taisyklės. Vaikinai kviečia šokti. O kaip atrodo geros nuotraukos, Mariau? Arminai, labai geras klausimas. Kalbant labai paprastai, blogos nuotraukos yra tiesiog nuotraukos. Aš metu paimi, čiauk, arba irgi tik nutraukia keletą kartų ir viskas. Geros nuotraukos yra tokios, kurios papildo tavo anketą. Jos pasako istoriją apie tave. Pavyzdžiui, kad tu esi žvejys, kad tu mėgsti mašinas. Va tokios nuotraukos yra geriausios. Nes jeigu tu tiesiog lindėsi tamsiam kambarį ir fotkinsi save nuogą, tai nepaeis to, žinau. O tai ką, jeigu bahuriuks nenori iš savęs kažko tai statyti, tenai ir apsimetinėti, kas tada? Armi, o kas kalba apie apsimetinėjimą? Lietuviai vyrai labai dažnai galvoja, kad jeigu aš turėsiu gražių nuotraukų ir tiesiog išsiskirsiu iš kitų vyrų, 1000 kitų vyrų, tai aš būsiu lochas. Bet čia yra netiesa. Tiek gyvenime, tiek pažintyse, internete, flirte ar bet kur kitur yra 1000 tokių kaip tu. Ir jeigu tu nori kažką pasiekti, tau reikia išsiskirti. Kas? Ai! Tai čia dabar, Mariau, liepi normaliem bahuriukam iš savęs išsipinėti? Nu, aš nekalbu, kad vyrai turi dažytis arba moteris darytis kažkokias procedūras. Tai tiesiog užtenka pakeisti fotografavimo kampą, apšvietimą, sėdėjimo, išsitiest sėdint arba stovint. Užtenka va tokių paprastų dalykų ir viskas. Supratai? Mes čia su Mariuku už kadrą biškį pasiginčiam ir nusprendėm padaryti eksperimentą. Blogų nuotraukų pavyzdžius su savimi. Ir tada padarysim geras nuotraukas taip, kaip aiškina Mariuks. Ir į komentarus rašykit, kurios nuotraukos jums labiausiai patiko. Kam tie akiniai? Nereikalingi akiniai. Akiniai nereikia akinių, nereikia. Akiniai užstoja akis, o akis yra sielos veidrodis. Plati šypsena ir jokių akinių. Nereikia gerti, nereikia. Kam reikia gerti? Nereikia gerti. Pats alkoholio vaizdavimas nuotraukose nėra blogai, bet kai esat padauginę arba atrodot girti, tai tikrai yra labai blogai. Kita labai dažna klaida yra merginos arba vaikinai nusifotografuoja save iš labai arti. Kaip akivaizdu šitoj nuotraukai labai nėra gražu.
Fonas yra nemažiau svarbus negu ir tavo veidas ir akis. Apskritai pažiūrėkit, kas už jūsų. Kad nebūtų kambarys apšnerkštas. O jeigu tualete fotografuojatės, tai pažiūrėkite, kad vanduo būtų nuleistas. O šiaip geriausia rinkitės senamiestį ar kažkokią kitą gražią vietą, kur jūs ta vieta papildo ir papuošia. Arba gamtoje. Labai dažna klaida yra, kai įsidedat nuotrauką su savo visų būrių draugų ir jūs iš tikrųjų neįmanoma atskirti, kuris yra arba kuri. Jeigu norit įsidėti, tai pasitenkit save kažkaip išskirti, tai rutuliuku apveskite ir panašiai, nes šitoj nuotraukai mes esam su Arminu, tai galite pamėginti atrasti mus. Aš maudausi ant bangos. Jeigu fotografuojatės žmonių apsuptyje, tai pasistengkite, kad jūsų veidas būtų išskirtas iš aplinkos. Štai matot, aš čia jaunesnis šiek tiek, be barzdos dar, bet su mane su nieko kitu nesumaišysit. Aš esu šitoj nuotraukoje ir aš esu pagrindinis. Dar viena labai dažnai vaikinų kartojama klaida yra, kai jie fotografuojasi su savo draugėmis, panelėmis ir panašiai. Nors tarp jų nieko nėra, tačiau tokios nuotraukos pažinčių svetainėse potencialioms merginoms gali sukelti labai blogas asociacijas. Jos nenori lyginti savęs su tavo draugėm. Štai puikiai nuotrauka, mes čia su Marium buvom biški išvažiavę į žvejybą. Daug kas turbūt net nepasakytų, kuo šita nuotrauka yra bloga. Taip, ir čia yra labai graži nuotrauka, mes pasiruošę į gynybinės pozicijas, nes mus puls meška tuoj. Bet kuriuo atveju šitą nuotrauką mes norėjom parodyti, kad negalima fotografuotis šalia svetimų prabangių mašinų. Jeigu norit, kad mašina būtų nuotraukoje, geriau nusifotografuokit, kad kažką tai veikiat ir jinai yra fone, o ne kaip pagrindinis nuotraukos objektas. Taip, išlaikysit šiokį tokį stilių. Jaunas merginas labai dažnai daro šitą klaidą, kad persistengia su Photoshopu arba ir filtrais. O čia tiesiog negulėkit, o stovėkit. Taip, kai renkatės nuotrauką, pasirinkite tokią nuotrauką, kurią esat nufotografuoti gražesniu kampu. Jeigu norite įsidėti nuotrauką, kur matosi jūsų raumenys, tai pasistengkite tokią nuotrauką ir išrinkat, raumenys ir matytųsi. Pas mane, kadangi jie nesimato, kaip ir pas 90% mano amžiaus jaunuolių, reikia būti su maikute bent jau. Dažnai kartojama klaida yra ta, kad į vieną nuotrauką sukelia milijoną selfių. Ir realiai jie mažai ko skiriasi vienas nuo kito. Ir užtenkam. Flirtas LT nuotraukų kiekis yra neribojamas. Kelkit nuotraukų kiek norit. Galit kelt, kad ir 50 nuotraukų, bet nekelkit visų į vieną. Ir nekelkit visų, kurios yra vienodos. Įsidėkite va štai vieną selfį. Paprasta, bet neprasta. Taip, su Star Wars maike. Taigi, vaitai tau! Štai ir baigėsi mūsų laida ir mes su Marium turime jau sakyti jums ate. Čia buvo Arminas ir Marius iš Flirtas LT. Jeigu šitas video jums sukėlė daugiau klausimų, rašykite apačioje. Jeigu nepatiko, irgi dalinkitės, nes Spaus patinka, komentuok, žodžiu.